Batuotas katinas. Gyveno kartą malūnininkas. Mirdamas jis paliko 3 sūnums visą savo užgyventą turtą – malūną, asilą ir katiną. Pasidalijo broliai tėvo palikimą patys, be teismų. Šie nuo jų 9 kailius būtų nudyrę. Vyriausiam atiteko malūnas, viduriniam asilas, o jaunėliui liko katinas. Jauniausias sūnus dar ilgai negalėjo susitaikyti su tuo, kad gavo tokią menką turto dalį. Broliai, kalbėjo jis, o kur aš dėsiuos, kai suvalgysiu katiną, o iš jo kailio pasisiūsiu movą? Mirsiugi iš bado. Katinas girdėjo jaunėlio dūsavimus, bet apsimetė negirdys ir ramiai jam tarė: Nesisielokite, šeimininkė, duokite man maišą, užsakykite batų porą, kad lengviau būtų pro brūzgynus vaikščioti, ir pamatysite, jog ne taip jūs ir nuskriaudė, kaip dabar atrodo. Šeimininkas ir pats gerai nežinojo, tikėti juo ar ne, bet prisiminė, kokiu gudrybių griebdavosi katinas medžiodamas peles ar žiurkes, kaip mikliai jis apsimesdavęs negyvų arba taip įsirausdavęs į miltus, kad tik galva kišodavusi. Ką gali žinoti? Gal jis padės ir šitoje bėdoje. Vos tik gavęs tai, ko prašė, katinas vikriai apsiavė batus. Ant kaklo užsikabino maišelį, jo raištelius suėmė priekinėmis letenomis ir pasuko į miškelį, kur buvo privisę labai daug triušių. Maiše turėjo sėlenų ir kiškio kopūstų. Priėjęs mišką, katinas išsitiesė žolėje, apsimetė negyvu ir ėmė laukti, kol koks nors triušelis, dar savo kailių nepatyręs, ims ir susivilios gardėsiais maiše. Ilgai laukti neteko. Jaunas, patiklus ilgaausis iš karto striktelėjo į katino maišą. Katinas tuoj patraukė raištelius ir be jokio gailesčio pribaigė vargšelį. Tada Marklys, didžiuodamasis laimikiu, patraukė tiesiai į rūmus ir paprašė leisti pasikalbėti su jo didenybe. Ji nuvedė į karaliaus kambarį. Gudruolis žemai nusilenkė jo didenybei ir tarė: Valdove, šį triušį Markizas de Karabasas, tokį vardą jis sugalvojo savo šeimininkui, manęs paprašė jums padovanoti. Padėkok savo šeimininkui, atsakė karalius, ir pasakyk, kad man buvo labai malonu. Po kelių dienų katinas pasislėpė javų lauke, atrištą maišą padėjęs ant žemės. Šį kartą į maišą įlindo 2 kurapkos. Katinas vikriai patraukė raištelius ir abi kurapkos nunešė karaliui. Jo didenybė mielai priėmė dovaną ir įsakė duoti katinui auksinių. Taip katinas kokius 2 ar 3 mėnesius neždavo karaliui laimikius, kuriuos, kaip jis kiekvieną kartą nurodydavo, sumedžiodavo Markizas de Karabasas. Kartą katinas sužinojo, kad karalius kartu su dukra, pačia gražiausia princese pasaulyje, susiruošė pasivažinėti karieta paupiu. Jis ir tarė savo šeimininkui: Jei paklausysite mano patarimo, būsite laimingas visą gyvenimą. Eikite maudytis į upę, į tą vietą, kurią jums parodysiu, o visą kitą padarysiu aš. Markizas de Karabasas paklusniai įvykdė katino nurodymą, nors ir nelabai suprasdamas, kam to reikia. Jam besimaudant, pakrantėje pasirodė karaliaus karieta, o katinas staiga, kad ims šaukti visą gerklę: Gelbėkite, gelbėkite, Markizas de Karabasas skęsta! Išgirdęs riksmą, karalius pravėrė karietos dureles ir, išvydęs katiną, kuris jam tiek kartų nešė medžioklės laimikius, įsakė savo sargybai skubiai suteikti pagalbą Markizui de Karabasui. Kol vargšelį Markizą traukė iš vandens, katinas spėjo papasakoti jo didenybei, kad jo šeimininkui besimaudant atsėlinę vagys ir pavogė jo drabužius. O iš tiesų gudruolis katinas pats juos paslėpė. Karalius liepė savo tarnams tuoj pat išrinkti Markizui de Karabasui pačius gražiausius drabužius.
Naujieji drabužiai jaunuoliui taip puikiai tiko, lyg būtų jam siūti. O jis buvo gražus ir dailiai nuaugęs. Karaliaus dukra juo iš karto susižavėjo. Užteko markizui de Karabasui porą kartų pagarbiai ir meiliai pažvelgti, kad princesė pasijaustų kaip ant sparnų. Karaliui jaunikaitis taip pat labai patiko, todėl pakvietė jį sėstis į karietą ir kartu pasivažinėti. Katinas labai apsidžiaugė, kad viskas einasi kaip iš pypkės ir nubėgo pirma jų. Pakeliui jis pamatė valstiečius šienaujančius pievą. Ei, gerieji žmonės, sušuko jis bėgdamas. Jeigu jūs nepasakysite karaliui, kad ši pieva priklauso markizui de Karabasui, būsite ištremti toli, toli. Taip ir žinokite. Netrukus šienpjovius privažiavo karalius. Jis iškišo galvą pro karietos langelį ir paklausė. Kam priklauso ši pieva? Markizui de Karabasui, atsakė jie vienbalsiai, nes buvo labai išsigandę katino grasinimu. Markize, turite gražaus turto, pastebėjo karalius. Taip, valdove, o iš šios pievos kasmet turime puikaus šieno, kukliai atsakė jaunuolis. Katinas vis pirma bėgdamas javų lauke pamatė pjovėjus ir sušuko jiems. Ei, geriai žmonės, jei nepasakysite, kad visi šie javai priklauso markizui de Karabasui, būsite ištremti toli, toli. Taip ir žinokite. Po minutės prie pjovėjų privažiavo karalius ir panoro sužinoti, kam priklauso javų laukai. Markizui de Karabasui, atsakė šie, o karalius ir markizas labai tuo apsidžiaugė. Katinas vis bėgo pirma ir visiems liepė sakyti, kad vienoks ar kitoks turtas priklausas markizui. Karalius negalėjo atsistebėti jaunuolio turtų gausybę. Pagaliau katinas pribėgo nuostabios pilies vartus. Ją valdė vienas turtingas žmogėdra, turtingiausias iš visų žmogėdrų, nes visos žemės, per kurias važiavo karalius, iš tiesų priklausė jam. Katinas, iš anksto išsiklausinėjęs, kas ta žmogėdra ir ką jis gali, paprašė, kad nuvestų pas jį. Sakė, norįs pareikšti savo pagarbą. Žmogėdra priėmė jį taip maloniai, kaip tik mokėjo, ir pasiūlė pailsėti. Man sakė, tarė katinas, kad jūs galite pasiversti bet kuriuo žvėrimi, pavyzdžiui, liūtu arba drambliu. Galiu, tarė žmogėdra, o kad tuo nebijotum, tuoj pasiversiu liūtu. Žiūrėk. Katinas taip išsigando pamatęs priešais liūtą, kad akimirksniu užsikabarojo ant stogo. Tai buvo pavojinga ir sunku, nes jis avėjo batus, o su jais labai nepatogu laipioti stogų čerpėmis. Kai žmogėdra atvirto, katinas nusileido ir prisipažino jam, kad vos nemirė iš baimės. Man dar pasakojo, tarė katinas, bet tuo niekaip nepatikėjau, kad galite pasiversti ir mažų gyvūnėlių, net žiurkę ar pelę. Manau, kad tai tikrai neįmanoma. Neįmanoma? Pertraukė milžinas. Tuojau pamatysi. tą pačią akimirką jis pavirto pelyte ir ėmė šmirinėti po grindis, o katinas pačiupo ir ją prarijo. Tuo metu pro šalį važiavo karalius. Pamatė jis gražią pilį ir panoro ją užeiti. Išgirdęs karietos ratų dundesį, katinas išbėgo pasitikti karaliaus ir tarė jam: Jūsų didenybė, sveiki atvykę į Markizo de Karabaso pilį. Markize, negaliu patikėti. Ši pilis irgi jūsų? Koks kiemas, kokie pastatai? Tikras dvaras. Jei leisite, norėtume apžiūrėti ir vidų. Pirmas, kaip ir pridera, į pilį įėjo karalius, o paskui jį nuostabioji princesė ir markizas. Jie pateko į didelę salę, kur ant stalo garavo puiki vakarienė. Kaip tik tą dieną žmogėdra buvo pakvietęs į pilį savo draugus, bet jie neišdrįso užeiti, sužinoję, kad joje vieši karalius.
Karalius ir princesė buvo sužavėti markizo de Karabaso galybės. Išgėręs 5 ar 6 taures vyno, karalius tarė: Jeigu norėtume tapti mano žentu, markize, aš sutikčiau. Markizas žemyn nusilenkė, dėkodamas už suteiktą garbę, ir tą pačią dieną vedė princesę. O katinas tapo žymiu didiku ir peles gaudydavo tik tada, kai pats to norėdavo. Saldžių sapnų.